Lapkričio 21 gruodžio 3 dienomis skirtingų Lenkijos teatrų scenose vienas po kito vyko monospektaklių festivaliai, kurie tarsi susivienė į didžiulį renginį pavadintą Vieno aktoriaus teatrų susitikimai. Šiame projekte dalyvavęs Kauno kamerinio teatro aktorius Aleksandras Rubinovas į Lietuvą sugrįžo su 2 pagrindiniais festivalio apdovanojimais. Svarbiausia, kad jam buvo įteiktas Grand Prix geras. Ta akimirka, kai gauni, atrodo, kad tai yra labai svarbu ir labai džiugu, bet paskui tai tampa kažkokiu, sakykime, baldu ar suvenyru lentynoje ir nedaugiau, nes ateina kiti darbai čia pat ir reikia vėl viską daryti, reikia įrodinėti, taip kad tas prizas tai yra labai trumpalaikis džiaugsmas, kuris tikrai nėra mūsų darbo esmė. Malonu, kad jis yra, be jokios abejonės, kad taip yra įvertinimai, tai yra gerai. Festivalio metu Aleksandras Rubinovas 6 kartus suvaidino savo naujausią monospektaklį Spektaklis po spektaklio. Didžiąją dalį kūrinio tekstus buvo paruošęs lenkų kalba, todėl lengvai rado kontaktą su žiūrovais. Aktorius labai gyrė Lenkijos publiką, kuri itin dėmesinga, šilta ir supratinga. Lengva pasiekti tą atsaką. Vaidinti galbūt yra sudėtinga, nes yra labiau dulys, yra atsakomybė, bet iš viso Lenkų, man kadangi teko 6 spektaklius suvaidinti Lenkijoje, įvairiose festivaliuose, visą seriją tų festivalių, ir Lenkų publika labai keista, ta prasme, keista ir gera, kad jie tyli ten, kur reikia tylėti ir labai audringai reaguoja ten, kur reikia reaguoti. Lygtai pagal kažkokią lasdelę, pagal komandą. Aleksandras Rubinovas su skirtingais savo monospektakliais jau pabuvojo beveik 20 įvairių tarptautinių festivalių. Dabar jis rengiasi kitą pavasarį Kaune, pirmą kartą vykstančiam tarptautiniam monospektaklių festivaliui Mono Baltija.